Hello! Šiandien šiek tiek apie mitybą, apie sportą, apie aktyvumą ir apie didžiausią melagystę savo. Taip, ir aš tą praėjau, todėl dabar galiu drąsiai apie tai kalbėti. Žinai, kai praėjai tą patirtį, kai turi tą patirtį ir kai ją praėjai ne vieną, ne du ir ne 3 kartus, tai jau žinai, apie ką kalbėti. Taigi, didžiausia melagystė pradėsiu nuo rytojaus. Net ne nuo pirmadienio, jau nuo pirmadienio jau tiek to, jau pamiršome tos pirmadienius, bet didžiausia melagystė pradėsiu nuo rytojaus. Prisiminkite, kiek kartų buvo jums taip, kad po persivalgymo sakėt savo, viskas, nuo rytojaus jokių persivalgymų. Bet kai ateina vakaras ir vėl prasideda žvaigždžių karai, lova, šaldytuvas, lova, šaldytuvas, šaldytuvas, lova. Kas ką paims, kas laimės šią kovą. Tai iš tikrųjų ir aš tą esu patyrus ir ne vieną kartą. Ir puikiai žinau, ką reiškia grįžus namo, jeigu visą dieną, pavyzdžiui, režimas puikiai laikaisi, nebevalgai ten kažkokių nesąmonių ir panašiai, bet grįžus namo vakare ir pradedi trankyti tą šaldytuvą. Tada, sakau, didžiausia kova už išgyvenimą. Netgi Dominikas ne vieną kartą sakė, mama, nu gana, gal jau mama, gana. Tai tikrai taip ir nuo streso ar ne nuo streso, nuo per didelio krūvio, mes kiekviena iš moterų tikrai žinom, ką tai reiškia, kai tu turi būti mama, žmona, sesė, brolis, vos ne, brolis, okei, sesė ir viskas viename ir dar businesswoman, kur ten kartu eina ir kaip tą viską valdyti, išlaikyti ir kontroliuoti savo tą emocinį valgymą, ne, kai atrodo norėtum suvalgyti dramblį ir viską, ką matai, kas juda ar nejuda. Na, aš čia juokauju, be abejo, mano chebra mane supras. Tikrai taip ir patikėk, tu esi ne viena ir taip yra kiekvienai, visiškai kiekvienai. Aš su klientėm dirbu ir su moterim dirbu ir aš puikiai žinau, kokia yra jų dienotvarkė, kokios jos yra darbe ir kas jų laukia namuose, kai jos grįžta namo. Pavargusios ir atrodo nori atsipalaiduoti. Ir ten pat eina ir be abejo vyno taurė ir gerai, jeigu tik viena. O prie vyno be abejo sūris ir kažkokie skanukai, čipsai, taip toliau ir panašiai. Ir vėl toks gaunasi užburtas ratas. Mes negalim sustoti, aš jau kai paragavau ir kiek kartų man tai buvo, kai paragauju ir viskas. Ir aš ir pradedu ryt, tiesiog grubiai tariant, ryt valgyti ir neįmanoma susitvarkyti su to. Dabar aš džiaugiuosi, jau praėjo 2 mėnesiai po varžybų ir aš susitvarkiau bent jau su to nuolatiniu valgymu arba su ta fraze nieko nevalgau, svoris nekrenta. Tai jau man tas etapas praėjo, nes aš jau puikiai žinau, kad atrodo lėkštėje mažai maisto, ne, nėra ten daug ir panašiai, bet svoris nekrenta, nes jeigu paimsim, paskaičiuosim po biškį, kalorijų ten yra labai daug. Tai ką aš galiu pasakyti? Didžiausia melagystė pradėti nuo rytojaus, laukti kažkokio to rytojaus, kuris taip ir neateis, reikia paimti čia ir dabar, pasakyti savo, taip, Silvija, ačiū už viską, ačiū už patirtį, kuri buvo, bet dabar bus kitaip, nuo šiol bus kitaip. Ir vat čia ir dabar priimti tą sprendimą, maitintis tvarkingai, netrankyti šaldytuvo, pavalgyti kiek yra nustatyta pagal mitybos planą, yra vat geriausias dalykas, mitybos planas, nes tada bent jau orientuotis gali, kiek ir ko tau reikia suvalgyti. Kad būtum soti, kad būtum pavalgius, kad būtum sveika ir laiminga. Dar viskas viename tai turėtų būti. Ir paskaičiuota pagal tave, pagal tavo kalorijas ir panašiai. Čia jau kitas niuansas, kitas reikalas, čia jau mitybos visi planai, bet jie irgi, aš galiu sudaryti mitybos planą atmestinai, ne, kaip tai dažnai būna, kai tai dažnai daroma, bet galima prieiti prie moters, kuri ir nepamiršti, kad moteris turi emocijų, moteris turi ciklų ir panašiai ir pagal tą parinkti jai planą, nes kitaip ilgai su tokiu planu mes nevažiuosime. O kai tikslas yra gyvenimas, kuo ilgesnis gyvenimas, tai turėtumėm ir prisitaikyti. Tai vat mano tokia žinia, žinutė būtų kiekviena iš jūsų, kad pradėk čia ir dabar, priimk atsakomybę ir nustok meluoti savo, kad pradėsi nuo
rytojaus, nes rytojus niekada ir neateis. Reikia čia ir dabar. Vat dabar aš imu atsakomybę, dabar aš važiuoju į salę, dabar aš užsirašau, pavyzdžiui, pas trenerį, nes mes dar esam, daugiau ar mažiau atsakingi, ne, ir linkę socializuotis. Ir vat kodėl mes dažnai pradedam sportuoti, bet užmetam, nes neturim trenerio. Kas yra treneris? Treneris kartu yra ir mentorius, ne? Ir kai turi nustatytą laiką su juo treniruotis, kartu sportuoti, tu žinai, tada ir tada turiu eiti. Ir tau tas padeda disciplinuotai, va taip keliauti per gyvenimą ir su treneriu ir kartu sportuoti pastoviai. Nes aktyvumas, pastovumas eina lygiai greičiai vienas su kitu abu žodžiai. Tai va irgi toksai patarimas, kad turėti trenerį tada yra žymiai paprasčiau galbūt, kai mums tingisi, kai aš pavargau, kai nenoriu, kai vat pradeda mūsų protas veikti taip, kad suranda, o kodėl ne, o kodėl man patogu neiti ten, o geriau pagulėti. Tai va tada, kai yra treneris, tai kadangi tu jauti atsakomybės jausmą prieš jį, tai jau važiuoja ir sutartas laikas, pavyzdžiui, arba dar, žinai, kad jeigu nenuvažiuosi, tai bus šiokia tokia pasiekmė, pavyzdžiui, ten jau, nuskaičiuos tavo treniruotę, tai nudegs pinigai. Čia tokie grūbus dalykai, bet aš labiau norėčiau akcentuoti tavo atvejį, kai pradėti čia ir dabar, o nelaukti rytojaus, nes rytojaus niekada neateis, tai yra didžiausia melagystė ir kai pati tą viską praėjau, man galbūt buvo sunkiausia su mityba, kas liečia mitybą, nes netgi dirbdama trenerė atrodo, taigi viską žinai ir studijuoji ten 5 metai ir taip toliau ir panašiai, ir jau kiek laiko fitness ir varžybose išdalyvauta, ir Lietuvos čempionė būta, ir užsienyje būta, ir kur tik nebūta, ir galiausiai vis tiek prieini prie to paties dalyko, kad sureguliuoti mitybą, nes kitaip nieko gero nebus. Tokia mano žinutė jums, pradėkit čia ir dabar, nelaukit rytojaus, nes jisai niekada ir neateis. Tai tiek.